Nuo pat ryto paukšteliai gieda ir jų giesmės ramina širdį. Visa tai mums kasdien girdėta, bet kai kas jų giesmių negirdi. Mūsų draugės Rasa ir Justė gal norėtų paukščius girdėti, tačiau gali juos tik pajusti ir tik žvilgsniais juos palydėti. Šitaip mes prie užverto lango kartais sėdim ir viską matom, bet negirdim, kas gatvėje žvanga ir kaip cypia mašinų ratai. Mūsų draugės taip pat negali nei girdėti, nei kalbėti. Gal nereikia praeit pro šalį, gal galėtume kuo padėti. Bet tik šypsos Rasa ir Justė, mes joms brangus, ne mūsų pagalba. Jos išmokusios viską justi, o be to turi savo kalbą. Jų kalba lyg slaptingi burtai, nes abidvi jos pirštais kalba. Tai kalba jų akims, ne burnai. Joms draugystės reikia, ne pagalbos. Mums atrodo taip žuvys šneka, nes jos irgi tyloj sau sėdi, bet pelekais jos daug ką sako, kaip smagu judesiais kalbėti. Tačiau draugės ir mus supranta, jos pamato, ką mes joms sakom, na ir mes pamatyti prantam, ką jos sako mums savo rankom. Mums šios draugės labai patinka, nes mes mėgstam kas stebuklinga.